rungtynės nebuvo pačios gražiausios. 21 klaidą iš abiejų pusių. Bet aš manau buvo kaklios ir ta šventė, aš manau, pavyko. Ir nors buvo kietos, bet gana korektiškos rungtynės, vyrai grūmėsi, gaila, kad nepavyko išvengti traumų, smulkių ir didesnių. Čia labiausiai gaila šito. Bet šiaip aš manau, žmonės, kurie susirinko, turėtų būti patenkinti rungtynėmis ir jų baigtim. Mums iš tikrųjų buvo tai kaip finalas kažkoks tai. Nors mes buvom žaidžia dviejas rungtynės jau žaidėm su Švedijos rinktinė. Ir kaip pasakyti, nėra tokie silpni, kaip mes galėtume galvoti. Ir tikrai su pagarba galiu tik tai atsiliepti apie rinktinę, todėl kad ir trenerių darbas, ir matosi rinktinė, gal jie neturi tiek talentų, bet toli gražu mes negalim lyginti Švedijos rinktinės ir Lietuvos rinktinės. Ir ypač, kada jie žaidžia Lietuvoje, ir ypač, kada jie žaidžia Halėje. Šitą žinau. Mes turėjom gerą šansą truputį padaryti kitaip, kaip buvo prieš 70 metų. Iškart turiu pasakyti, kad tai būtų, kaip pasakyti, tik sąlyginai, čia ne Europos čempionatas. Ir, nu ką, pasiruošimas vyks toliau, grįžtam į Rygą, analizuosim, taisysim, toks yra esminis dalykas šitų varžybų, kad mes mokintumės iš savo klaidų, kad mes kuo ekstremaliuose situacijose žaistume ir kad mums būtų kuo sunkiau tada, kai nuvažiuosime į Gdanską, į Lenkiją, kad aš galiu dar 3 kartus pralaukti Lietuvai, bet kad išloštume Gdanską su pasauliu. Treneri, Lietuvos rinktinėje tokia opiausia problema žaidėjai. Kaip jūs įvertintumėte žaidėjų Lietuvos komandos žaidėjų? Žiūrint į klaidas, tai aš nežinau, pas ką čia yra problema. Ar Latvijos rinktinė, ar Lietuvos. Treneriai dirba, toks ir mūsų darbas, užkaišyti tas spragas. Ir sakysim, ir Krista pasimetė. Ir aš manau, kad gerės, turi gerėti, bet 5 klaidos. Aišku, aš jau sakiau, čia prieš rungtynes kažkas iš jūsų kolegų klausė manęs, kaip ten yra. Sunku pakeisti Jasikevičių, sunku pakeisti Kaukėną ir Šiškauską. Sunku, taip iš karto bum ir nepakeisim. Bet yra tie vyrai, aš manau, kad tie vyrai padarė tokį normalų darbą atliko. Normalų darbą. Dalininkaitis išėjęs tritaškį įsūdė mums ten klaidą mūsų ir taip kiti, ir Mažutis ten gerklę kabinosi, taip kad ką jie gali, tą jie daro. Irgi. Aš manau, kad šiandien bent aš labai tokios didelės problemos nemačiau.